Sveiki, noriu apžvelgti keletą Renault koncepcijų, tai yra naujovių, kurios pasirodys rinkoje šiek tiek vėliau. Už manęs yra Renault Emblem automobilis, kuris buvo sukurtas Renault vadams įsakius panaudoti visas žinias apie pačią geriausią aerodinamiką, kitaip tariant, siekiant sukurti efektyvų automobilį, kuris vartoja mažiau energijos dėl to, kad yra aerodinamiškas, turi mažą oro pasipriešinimą. Tačiau kita užduotis buvo sugebėti naudoti ne tik elektrą, bet ir alternatyvius, bet žalius degalus. Todėl jis turi ir bateriją, su kuria gali nuvažiuoti, sakykime, 300 km. Ir jeigu vairuotojas tuo metu nenori stoti ir krauti elektros energijos, jis įjungia kitą jėgainę, vandenilinę, ir pro duslintuvą be abejo bėga tik švarus vandenėlis, o vandenilis yra naudojamas elektros energijai gaminti, kuri įkrauna bateriją ir iš tos baterijos energija keliauja į ratus, kurie ir varo automobilį į priekį. Štai tokia koncepcija, kuo jį pavirs bus matyti, tačiau gamintojai labai didžiuojasi, kad šitas automobilis yra visiškai žalias, kaip ir minėjau, išbėga tik vanduo, jokios CO2 emisijos juo važiuojant nėra, visa emisija yra tik gamybos procese, kurį Renault stengiasi padaryti kuo žalesnį. Kitas Renault koncepcinis automobilis yra puikiai jums pažįstamas Twingo. Čia matote elektrinį Twingo prototipą, jį išvysime gatvėse turbūt 26 metais tik tai. Tačiau prototipas jau dabar stovi, važiuoja, šviečia, šypsosi savo linksmom lempom. Turbūt prisimenat, kad Volkswagen ir Renault norėjo sukurti kartu pigų elektromobilį, pigią platformą sukurti, kuri leistų atpiginti elektromobilį iki 20 000. Na, panašu, kad kol kas Renault vieni tą daro. Twingo ir kainuos nuo 20 000, kai tuo tarpu jo šiek tiek didesnis giminaitis Renault 5 nuo 25 000. Kaip ir Renault 4 dar didesnis giminaitis kainuos turbūt apie 30 000. Na, pasižiūrėkit, tikrai labai linksmas Twingo. Linksmi žibintai. Iš esmės tai yra automobilis, kuriame gali tilpti 4 žmonės. Tikrai gerokai papimbintas raumenų pripūstas automobilis su tokiais ratais visiškai netrodo mažas ir vėl animuotas priekis. Pasižiūrėkime Renault emblemą, kaip keičia savo išvaizdą. Jaunimui turėtų tikrai patikti, kaip ir šitos linksmos lemputės. Na ir oro angos. Ką jos vedins, įdomu, baterija? Šiaip turiu pripažinti, nustebęs dėl Twingo, atrodo gana didelis, nors iš tikrųjų mažesnis už Renault R5.